Labas vakaras. Palauksiu, kol kažkas pasijungs. Laukiu. Šiandien taip neplanuotai išeinu į laivą. Gal ir nelabai kas pasijungs, bet tikiuosi, kad kažkas pasijungs ir galėsim pakalbėti. Kol laukiu besijungiančių ir kas žiūrėsit įrašą, tai vėl prisistatysiu, nes galbūt pirmą kartą mane matote. Tai aš esu Agnė Gontytė Filistovič, finansinio proveržio mentorė ir, kaip sakau, padedu pakelti pajamas ir savivertę. Ir šiandien kaip tik apie savivertę ir kalbėsim. Tai šis laivų ciklas, kurį vėl pradedu, nes buvo šį tokia pertraukėlė, nusprendžiau skirti būtent savivertei, nors savivertė iš tikrųjų labai įtakoja ir finansus, o aš apie tai ir esu, tai dėl to tai bus, nežinau, kiek 8, 9, gal 10 laivų ir labai tikiuosi jūsų įsitraukimo, diskusijos ir palaikymo. O šiandien būtent tema yra, kaip savivertė įtakoja mūsų finansus. Kai storiuose buvau davus užklausą, ar žinojot, kad tai yra, tai pusė iš tikrųjų atsakė, kad taip, kad žinojo, kad savivertė įtakoja finansus, bet daugelis atrašė, kad ir ne. Tikrai, tai iš tikrųjų tikrai įtakoja ir gan stipriai. Tai šiandien apie tai mes ir, tiksliau aš pakalbėsiu, bet tikiuosi ir jūsų įsitraukimo. Tai savivertė, ne? Savivertė iš tikrųjų toks žodis, kuris yra kaip ir apie viską, bet ir apie nieką, ne? Savivertė, savivertė, okei, vertė kažkokia tai mano, ne? O jau jungitės, faina, gerai. Ir pirmiausia, prieš pradedant kalbėti, aš norėčiau, labas vakaras, norėčiau pakalbėti ir tokį skirtumą terminų pasakyti, nes dažnai žmonės, bet kiek aš susiduriu, savivertė tai savęs vertinimas. Iš tikrųjų, savivertė ir savęs vertinimas yra du skirtingi terminai. Tai trumpai, kuo jie skiriasi. Savivertė tai yra savo vidinės ašies jautimas. Tai yra aš verta vien dėl to, kad aš gimiau. Tai yra pamatas visko. Ir savivertėje nėra jokio išorinių faktorių, dėl kurių ten dedu savo balus, vertinu ir taip toliau. Savęs vertinimas jau yra balo, kaip sakau, davimas, vertinimas. Vieną dieną aš galiu už kažkokią tai pasiekimą, pasakymą arba dar kažką pasakyti savo 5, o kitą dieną 10. Ir jeigu mūsų savivertė, tas pamatas yra silpnas, mes labai tada nepasitikim savim ir mes vertinam save, kaip sakant, blogai ir pradam save graužti. Tai svarbu yra suvokti tą pagrindą savo vertės, kad aš esu vertas vien dėl to, kad aš gimiau ir toks, koks aš esu. Bet šitas dalykas yra dažnai sugriaunamas, tie pamatai yra, kaip sakau, aptrupę dėl to, kad vaikystėje mums tam tikrus įtakos padarė ir auklėjimas tėvų ar suaugusių žmonių. Apie tai iš tikrųjų aš, man rodos, rudenį apie savęs vertinimą ir savivertę kalbėjau laive, tai jeigu norėsit daugiau paklausyti, tai susiraskit juostoje mano šitą laivą. O šiandien mes būtent truputį savivertė ir finansais. Tai savivertė ir savęs vertinimas yra du skirtingi dalykai. Bet aš šiandien turėsiu omeny ir kalbėsiu savivertę, apskritai viskas į jį įeina, ne? Ir jeigu, pavyzdžiui, paklausiu jūsų, kas jums yra aukšta savivertė, kas jums yra, kai žmogus, kurio savivertė yra aukšta. Aš kol kalbėsiu, galite irgi parašyti, kaip jums atrodo ir kaip jūs galvojate, kada pas žmogų yra aukšta savivertė. Pamatėte žmogų, pasakysit, bet šitas žmogus, tai jo savivertė aukšta ir jis pasitikė savimi. Aukšta savivertė žmogaus yra tuo metu, kai jis jaučia
savo vertę, taip, ir savo pasiekimų vertę. Čia yra vertinimas, aišku, bet jisai vertina savo pasiekimus. Taip pat moka atstovėti savo ribas ir neleidžia kitiems, kaip sakau, užlipti ant galvos ir peržengti tų ribų. Taip pat žmogus su aukšta savivertė prisiema atsakomybę už savo gyvenimą. Jisai žino, ko jisai nori, jisai žino savo vertybės, jisai žino savo poreikius ir, kaip sakant, eina link to, ko jisai nori. Nes jisai žino, ko jisai nori. Ir taipogi žmogus su aukšta savivertė moka reaguoti į kritiką. Jis neleidžia kitam arba leidžia kritikuoti, bet atsako, arba tiesiog uždraudžia kritikuoti ir neleidžia peržengti, kaip sakau, tam ribų. Nes kritika yra iš tikro asmeninių ribų peržengimas. Ir kai žmogus nepasitikė savimi, jisai nepasitikė, nes negalima čia atkirsti galbūt kitam, pasakyti, kad taip, ar man nepatinka, kaip tu sakai, arba man nepatinka, ką tu darai. Tai yra žmogus nepasitinkęs ir jis tada leidžia kitam žmogui, kaip sakau, lipti ant galvos. Ir kitas dalykas dar, kai žmogus nepasitikė savim, jo savivertė menka, kiti žmonės labai reguliuoja, ką jam daryti su gyvenimu, ką veikti. Tai, pavyzdžiui, sugalvoja žmogus kažkokią, tai nežinau, ar verslo idėją, arba dar kažką. Ir visi pradeda sumaudinėti iš šono, nes taip negalima, taip čia nesąmonė, tau nepavyks ir taip toliau. Bet jeigu žmogaus savivertė, ta ašis yra stipri, jis tiki, ką jisai daro, jam gali būti visiškai nusispjauti, ką kiti kalba. Taip, nelengva, bet jis tiesiog žino, eina ir daro. Tai pasitikinti žmogus nuo nepasitikinčio tuo ir skiriasi. Dar vienas yra labai svarbus dalykas, dažnai mes pamatom žmogų iš jo elgesio, kaip jisai atrodo, ir nusprendžiam, kad jisai pasitikinti savim žmogus. Bet iš tikrųjų, jeigu aš paklausčiau jūsų, arba net jūsų, ar jūs jaučiatės pasitikinčių savim žmogumi, arba paklausčiau, kaip jums atrodo, ar aš pasitikinti žmogus pasitikiu savimi, jeigu bus tu atsakymas taip arba ne, jie yra iš tikrųjų abu blogus. Abu blogi. Abu blogi. Kodėl? Dėl to, kad savivertė ir pasitikėjimas savimi skirtingose kontekstuose yra skirtingas. Kaip tai suprasti? Aš galiu pasitikėti savimi, pavyzdžiui, mamos rolėje. Aš galiu pasitikėti savimi ir mano savivertė gali būti aukšta santykė su vyru, bet mano savivertė gali būti labai menka, nežinau, ne finansiniuose, o verslo reikaluose arba darbe, ne? Aš nesugebu ten ne tai, kad pasipriešinti, bet paprašyti to pačio galbūt viršininko pakeltą atlyginimą, arba jeigu mano verslas, aš bijau pasakyti kainą už savo paslaugą ar prekę, aš bijau, nežinau, atstovėti kažkokias ribas, jeigu klientai peržengia, ne? Tai skirtingose kontekstuose mano savivertė gali būti skirtinga. Ir negalima tiesiogiai, taip tiesiai šviesiai pasakyti, kad aš esu dabar pasitikinti žmogus savimi. Aš galiu, pavyzdžiui, net pasitikėti ir verslo santykiuose, ir galbūt asmeniniuose santykiuose, bet aš, pavyzdžiui, visiškai nepasitikiu savimi konfliktinėse situacijose. Aš tiesiog pasimetu ir nežinau, ką daryti. Arba net bijau eiti į konfliktą, aš tada pabėgu arba vengiu konflikto. Reiškia, aš neatstoviu savo ribų, neatstoviu savo nuomonės, neatstoviu kažkokio tai savo poreikio ir aš leidžiu kitam daryti taip, kaip jisai nori, nes aš nenoriu eiti į konfliktą, nes aš tuo metu nepasitikiu savimi. Tai savivertė iš tikrųjų tai yra tai, kuo aš save laikau, tai mano identitetas ir mano savivertę, arba, kaip sakyti, jeigu aš save identifikuoju kaip aš nepasitikintis savimi žmogumis, mano tas nepasitikėjimas atsispindi mano elgesyje, kaip aš elgiuosi. O elgesį įtakoja ir įtakos, kaip sakau, daro mūsų pasąmonė, tai yra mūsų įsitikinimai, įvairūs pasąmoniniai blokai, mūsų vidinės vertybės, mūsų motyvai. Taip, ir jeigu dabar paimsim būtent tema, kaip savivertė įtakoja mūsų finansus, nuomonių yra įvairiausių, kad įtakoja ir neįtakoja, bet iš tikrųjų labai stipriai įtakoja savivertė, kokia mano savivertė, mano finansus, kaip tai įtakoja.
Kaip aš sakau, pinigai iš tikrųjų labai geras lakmuso popierėlis, kuris parodo, kur pas žmogų yra gyvenime problemas. Ir būtent jeigu pas žmogų, pavyzdžiui, jisai bijo pasakyti kainą už savo paslaugą ar produktą, tai yra problema ne finansai, problema yra savivertė, nes jis negali pasakyti, jis nevertina savęs. Tai kai aš nevertinu savęs, aš nejaučiu savo vertės, aš tada nejaučiu vertės ir tai, ką aš darau. Reiškia, aš negaliu pasakyti didesnės kainos arba pakelti kainą už savo paslaugą. Arba nueiti pas viršininką ir pasakyti, kad aš padariau tą, aš atnešu tokį, galbūt, nežinau, įmonei pelną ir aš norėčiau, kad mano atlyginimas būtų pakeltas. Kai to nėra, aš nepasitikiu savimi, aš nevertinu tai, ką aš darau, nes dažnai, tai visi tai daro, taigi čia normalu, ne? Ir aš, kai nevertinu savęs, ką aš padariau, aš neprašysiu, nejausiu vertės už savo tą paslaugą ar darbą kažkokį tai ir automatiškai aš negausiu finansų. Ir finansai toje srityje stipriai nukenčia. Tai va, tai savivertė ir finansai yra tiesiogiai susiję ir jeigu pas jūs yra finansinių kažkokių tai problemų, ar negebate uždirbti daugiau, ar kažkur esate užstrigę, ar dar kažkas, tai pirmiausia svarbu pasižiūrėti savo, kaip sakau, savivertę, kaip jūs save vertinate ir, kaip sakant, su tuo, ką galima būtų padaryti. Tai šiandien truputėlį duosiu, paskui pratimuką tokį vieną. Bet dabar, jeigu įmant vėl savivertę, ir mūsų kontekstas yra verslo, taip? Aš nepasitikiu savimi, pavyzdžiui, imam pavyzdį, kai reikia pakelt kainą. Arba apskritai, aš nepasitikiu savimi, ne? Verslo kontekste. Kaip pavyzdį imsiu tokią grupę tikslinę kaip solo verslininkai, verslininkės, nes aš dabar irgi esu solo verslininkė, aš irgi kai ką esu praėjusi, dėl to galiu dalintis. Tai vat, aš esu solo verslininkė. Aš nepasitikiu savimi, ne? Ir būtent kaip tas nepasitikėjimas gali pasireikšti mano veikloje. Tai aš, jau minėjau, ne? Aš bijau pakelti kainą už paslaugą, aš bijau galbūt klientas paprašo nuolaidos ir aš sutinku, nes negaliu pasakyti ne, man, nevertinu savęs, ne? Taip pat neatstoviu savo ribų, jeigu klientai ten, nežinau, kažko nepatenkinti, aš nejaučiu vertės, aš jaučiuosi tada, kai jeigu mane kritikuoja, aš negaliu atstovėti savo ribų ir tada, gerai, nuleisiu kainą, čia jau gal mano kaltė yra, aš padariau, nors iš tikro labai stipriai žmonės, klientai, kaip sakau, kitoj pusėj, kartais sąmoningai, kartais nesąmoningai, specialiai kelia konfliktą, kad gauti nuolaidą arba ne visai nemokėti. Bet neseniai šeštadienį buvau susitikusi su drauge, jinai yra interjero dizainerė ir vat, kaip ir sudarius sutartį, dirba su klientė, viskuo buvo patenkinta klientė ir kai liko paskutinis, kaip sakė, sofa nupirkti ir paskutinis įnašas pinigų, jinai pradėjo reikšti pretenzijas tą klientę. Man nepatiko tavo vizualas, tu blogai pateikei, tu kalta ir taip toliau. Tai vat žmonės specialiai kartais, o kartais ir nesąmoningai, nesuprasdami kodėl, bet tai daro. Jie sukritikuoja. Ir jeigu aš, kaip solo verslininkė, kaip pavyzdį ėmiau, aš nesugebu atstovėti ir pasakyti, ne, mano darbas buvo atliktas taip ir taip, aš noriu, kad jūs sumokėtumėt pinigus. Tai vat, jeigu aš to nepadarau, aš nepasitikiu savimi tuo metu, mano finansai nukenčia. Ir aš prarandu, kaip ta draugė sakė, aš automatiškai pasirašydama sutartį 20% jau laikau, kad man nesumokės, nes didelė dalis žmonių taip daro. Tai taip pat, jeigu aš nepasitikiu savimi, aš ir su darbuotojais, aš darbuotojams galiu jau pasakyti, ką blogai padarė galbūt, nes nenoriu žeisti ir taip toliau, nes jeigu žeisiu, galbūt nenoriu eiti, pavyzdžiui, konfliktą, čia jau susidūrė mūsų du kontekstai ir finansai, verslo tiksliau ir šitų konfliktų. Ir aš nenoriu eiti konfliktą su savo darbuotojais, jeigu aš juos turiu. Ir aš tada patylėsiu, aš nepadarys darbo, aš turėsiu mokėti atlyginimą, o uždirbti, kaip sakau, neuždirbs, nes nepadarytas darbas. Tai va čia tas atstovėjimas savo ribų, mokėjimas atstovėti ir
kai žmonės mus kritikuoja, pakelti kainą, arba, pavyzdžiui, nuolaidas, kai ištisai daro nuolaidas, arba paskui, nemokamai atiduodu, ne? Aš nekalbu, kad nereikia duoti nemokamai, aš nekalbu apie tai, kad nereikia, tas yra, tai, kaip sakau, įstatymas visatos, ne? Dėsnis tiksliau, ne? Duoti gauti. Mes turime tą duoti gauti, bet aš turiu nusistatyti, kad, pavyzdžiui, mano versle, ne? Su klientais aš dirbu, keliems klientams, pavyzdžiui, aš padarau nemokamas konsultacijas arba į mokymus priemu, pavyzdžiui, 2 klientus nemokamai. Bet aš nusistatau, bet nedarau taip, kad aš visiems, tarsi ne visiems, bet nepavyksta čia man, dabar visiems nemokamai pradėsiu dalinti, ne? Reiškia, jūs nuvertinat save, tai, ką jūs įdėjote, kiek jūs, nežinau, pavyzdžiui, ką jūs darote, bet vis tiek mokėtės, investavote į mokslus, į laiką, nukentėjo nuo to galbūt šeima ir taip toliau. Ir dabar jūs, tegu nors tą už savikainą pasiima, ne? Žinau, kad būna įvairiausių situacijų. Turiu klienčių, kur tiesiog daro tik tai, kad daryti, nes reikia išgyventi, toks išgyvenimo yra instinktas, ne? Bet bendrai paėmus yra svarbu jausti tą vertę, ką jūs darote, ką jūs norite parduoti, ar paslaugą, ar produktą ir, kaip sakau, kelti kainą, didinti kainą, arba žinoti tikslę kainą, kokia yra to, nes tai yra jūsų finansai. Ir būtent savivertė, jeigu aš tikiu, aš vertinu save, savo darbą, savo pastangas, ką aš dėjau, aš vertinu tada ir žinau vertę to produkto, ką aš duodu, reiškia, aš gaunu finansus, ne? Vyksta mainai, nes pinigai ir yra mainų energija. Pokyčiai, pasikeitimas ir yra labai svarbus. Tai vat, jeigu kalbant toliau, tai, kaip ir sakiau, pasitikėjimas arba savivertė, ji pasimato per mūsų elgesį, kaip aš elgiuosi, ne? Jeigu ir tą elgesį įtakoja mūsų įsitikinimai, ar vidinės vertybės, ar motyvai, ten viskas yra mumise. Ir jeigu mes to nesuprantam, kas įtakoja, kodėl aš taip elgiuosi, mes ir elgsimės toliau, programa, tas pats mechanizmas užsives ir mes nesuprasim, kodėl taip vyksta. Tai pirmiausia, reikia atrasti tą įsitikinimą kažkokį tai, kuris verčia mane taip elgtis. Ir dažniausiai čia įtakos turi, aišku, būtent kalbant apie savivertę, tai įtakos turi šitie tėvų introjektai, tai yra tai, kas vaikystė, ką tėvai kalbėjo, ne, tam, pavyzdžiui, neišsišok, kiti geriau daro, arba lygina su kitais, ne, arba prašau neprašau, o toksai, kaip žinot, grasinimai būdavo tėvų, jeigu tu to nepadarysi, tai aš tada tau to ir to neduosiu, o vaikas mažas visą laiką nori mamos ir tėčio meilės. Ir jis visą laiką viską padarys, kad tik tai tėtis ir mama mylėtų. Tai įvairūs tėvų introjektai ypač įtakoja tą įsitikinimą, suformuoja įsitikinimą. Taip pat ir kiti suaugusie, kurie yra tuo metu vaiko gyvenime, tai yra ir mokytojai, ne? Nes daugiausia šitų įsitikinimų tokių savęs nuvertinimo yra susiformuoja vaikystėje. Tėvų, senelių, kažkokių tai artimų suaugusių žmonių ir net mokykloje, nes mokytojai irgi labai stipriai įtakoja. Aš viena iš tų, kur mokytojai normaliai man sužlugdė mano pasitikėjimą savimi, savo vertę, nes buvo ir išjuokta vidury klasės ne vieną kartą ir daug kartų su tuo dirbusies, atrodo, lyg pradirbi tą įsitikinimą ir vėl kažkas išlenda, ne? Nes jis labai stipriai pas mane buvo įsišaknyjęs ir nepasitikėjimas savimi buvo labai stiprus ir su tuo man labai reikėjo daug dirbti, nes kartais ir dažnai sako man iš šono, kad aš taip neatrodau, bet iš tikrųjų pas mane yra labai, jau dabar jau pradirbta ir po šios savaitės, po anos savaitės tokių stiprių išgyvenimų, kur turėjau ir kur neišėjau į laivą, tai aš supratau, kad aš buvau tikrai žlugdoma, normaliai žlugdoma, bet mano savivertė labai išliko ir aš supratau, kokią stiprią aš jau turiu susikūrusi savo ašį. Tai čia yra tikrai darbas ir reikia įdėti. Ir nėra taip, kad truputį padirbėjau, kažką tai nusėmiau ir savivertė užaugo. Jeigu jinai buvo labai menka, su ja reikia dirbti.
reikia dirbti ir įdėti daug pastangų. Ir kuo mes įdėsim daugiau pastangų darbų su saviverte, tuo mūsų ir finansai iš tikrųjų augs. Gerai, tai einam tada prie pratimo, aš jums duosiu pratimą. Galėsit dabar atlikti, galėsit vėliau, aš iš tikro, nes dirbsim su tokia metaforinė korta, aš ją įdėsiu ir paskui po laivo, tai galėsite ir vėliau atlikti šitą arba tas, kas žiūrės įrašą. Tai kalbant apie įsitikinimus, jeigu mes norim pradirbti arba pakelti, jeigu tai grubiai sakyti, tą savivertę, mums reikia atrasti tą įsitikinimą, tą galbūt tėvų kažkokį tai intrajektą, kuris būtent įtakoja mano elgesį, o per elgesį matosi mano savivertė. Ne? Tai pirmiausia atrasti ir netgi atradus užtenka tik suvokti, kad čia šitas įtakoja man viską. Ir kartais net suvokimas, kad tai įtakoja mano savivertę, jau, kaip sakau, pakeičia plokštelę, pakeičia mūsų programą. Kartais to neužtenka, kartais reikia tą įsitikinimą neutralizuoti, pakeisti jį į palaikantį kažkokį tai įsitikinimą. Ir dar kitas yra įgauti naują patirtį. Aš kai žinau, kad šitas dalykas man įtakoja, aš pradedu elgtis kitaip. Taip, su nauja patirtim yra baisu, nes jeigu aš turiu kažkokią seną patirtį, aš bijau pradėti naujai daryti. Bet jeigu, pavyzdžiui, jums atsitinka taip, kad visą laiką, kai jums kažkas tai nepasitikite savimi, taip, tai iš karto galite netgi rašytis. Noriu kažką padaryti. Imkim vėl tą patį, noriu pakelt kainą. Ok, baisu pakelt kainą. Aš reiškia aš, kaip identitetas mano, aš nepasitikiu savimi, kai reikia pakelti kainą. Tada rašome, o kaip aš elgiuosi, kai nepasitikiu savimi, kai reikia pakelt kainą. Ne? Ir surašote, kaip aš elgiuosi, kai reikia pakelt kainą. Nerašau arba netrašinėjau žinutę, jeigu žmogus parašo kokią kainą, pakilo arba dar kažką, arba ateina klientas tas pats, jau ir noriu sakyti kainą, bet atsitraukiu, visą drebu, tiesiog ir per jausmą, ir per mintis, ir per emocijas viską surašote, kaip jūs elgiatės, kai nepasitikite savimi, kai reikia pakelt, pavyzdžiui, kainą. Ir tada jau ieškome, koks tas yra įsitikinimas, kuris įtakoja tai. Kaip jį atrasti? Pirmiausia, jūs galite paklausti savęs, kai aš nepasitikiu savimi, kai aš noriu pakelt kainą, kiek man metų. Taip? Dažniausiai tai bus 3, 4, 5, galbūt 6, 7. Kiek man metų tuo metu yra? Tada paklausiu savęs, o kiek man dabar metų? Ne, man dabar 44 metai. Ir tada klausiu savęs, tai aš dabar elgsiuosi kaip 5 metų vaikas, ar kaip 4 suaugusi moteris. Ir dar paklauskit savęs, o kaip elgtųsi, galite netgi pasimti kažkokį tai pažįstamą arba dar kažką savim pasitikinti žmogų. Kaip šitas žmogus dabar pasielgtų šitoje situacijoje. Nesakau, kad lengva, bet kiekvieną kartą darant, jūs galite tai pakeisti. Jeigu dabar kalbant apie įsitikinimą, tai kai aš ieškau to įsitikinimo, koks tai galėtų būti, gali jums ateiti iš karto situacija, kai jūs paklausit savęs, kiek jums metų ir jums tiesiog gali išlysti, kaip sakau, situaciją ir suprasit, koks tas yra įsitikinimas. Kitas dalykas tai yra, dabar duosiu tokį pratimą, duosiu metaforinę kortą ir ją panagrinės. Jūs dabar galite, nežinau, tik tai klausimus gal susirašyti, aš paskui šitą kortą įmesiu po laivo ir galėsit ramiai pasėdėti ir paieškoti to įsitikinimo, kuris įtakoja jūsų savivertę. Gerai? O galite ir dabar. Bet aš ištrauksiu tą vieną kortą. Žinau, ar matysis, Ir dabar, gal sufokusuoja blogai šiek tiek, tai sufokusuos. Žiūrėdami į šitą kortą, galite geriau susirašyti yra, nes tada rašant mum, Jėzus kažkaip nefokusuoja visai, ne? Nieko, aš paskui kelsiu, jeigu ką. Kas čia vyksta, ne? Pirmiausia, kai žiūrite šitą kortą, pasižiūrėkite, ką jūs čia matote. Aprašote, ką jūs matote, kas yra pavaizduota čia.
tada klausiate savęs, ar jūs čia esate. Taip, jeigu esate, tai kur, ne? Tai gali būti ir vaikas kažkuris, o galbūt gali ir va tas karvė, ne, čia yra kažkoks arba galbūt medis, arba dar kažkas, tai bet kas, va tiesiog pajauskite. Jeigu jūsų čia nėra, tai kur jūs esate? Jūs galite būti kažkur už kortos, ne, arba ten galbūt to vaiko mama, kuri laukia namuose. Va tiesiog pajauskite, kur jūs esate. Taip. Tada kitas klausimas, kas vyko prieš tai, prieš va šitą, va, kaip sakau, sustabdytą kadrą ir kas vyks vėliau. Ir kitas klausimas, kas konkrečiai pavaizduotoje kortoje vienu žodžiu. Kaip jūs galėtumėte įvardinti šitą kortą vienu žodžiu. Ir tai, kas pavaizduota, tai, ką jūs įvardinote vienu žodžiu, to yra daug ar mažai. Ir tada kaip tai pasireiškia jūsų gyvenime. Ir va taip prašydami atsakymus į šitos klausimus, aš paskui surašysiu ir klausimus jums po laivo, arba tiesiog stabdyti, galėsit laivą, kai įrašas bus. Tiesiog rašykite, nes būtent rašant mums iš pasąmonės po kurio laiko tikrai išlenda tai, kas yra svarbu. Tai vat, kai jūs tai rašysite, surašysite, aprašysite viską, pažiūrėkite dar tą kortą, ne, daugiau ir tada jau paklauskite, koks tai yra įsitikinimas, kuris įtakoja mano savivertę. Taip, kodėl aš negaliu, jeigu mes ėmėm pavyzdį pakelti kainos, kodėl aš negaliu pakelti kainos. Ir kai aš atradau tą įsitikinimą, svarbiausia yra suvokti, ne, ir pradėti elgtis kitaip ir suvokti, kad tas įsitikinimas suformuotas yra iš praeities, tiksliau, ne, suformavo tėvai, nežinau, seneliai, kažkokie tai galbūt mokytojai. Tai ne aš pats, aš vertingas esu. O man įkišo į galvą ir aš tuo tikėjau visą gyvenimą. Iki 44 metų, kaip aš, ne dabar. Ir nesakau, kad atradus įsitikinimą, jis va taip greit nusilauž. Įsitikinimas ribojantis nusilaužia tada, kai mes įgijom naują patirtį. Tik čia, kaip sakau, yra užsuktas ratas, aš bijau patirti naują patirtį, nes turiu seną ir tada užstringu. Bet tada klauskitės, kiek man metų dabar? Ten 5 metų galbūt mergaitė buvo tas įsitikinimas, įdiegtas, o dabar aš esu suaugusi moteris ir aš elgsiuosi kitaip. Taip, baisu kitaip elgtis, bet tiesiog pradėti daryti. Pradėti daryti. Ir kai mes darome, kaip sakant, užsiaktyvina naujos neuronų jungtis, mes pradedame kitaip matyti, mes įgyjame naują patirtį ir pas mus tas įsitikinimas, kaip sakau, nueina į nulaužtų įsitikinimų konteinerį. Aš galbūt kokį kitą laivą duosiu galbūt ir pratimą, jeigu ten bus dar tema apie įsitikinimus, aš duosiu pratimą, kaip galima irgi, kaip sakau, nulaužinėti tuos įsitikinimus dar per pratimą. Per tokią kaip meditaciją. Tai va, tai tiek šiam kartui, mačiau šiek tiek širdelį, labai dėkoju, tai suprantu, kad buvo naudinga. Tai man yra svarbu, nes labai iš tikrųjų noriu dalintis, kad žmonės dirbtų su savo savivertė, nes iš tikrųjų, kai mes pasitikim savimi, mūsų savivertė aukšta, mes pradedame gyventi savo gyvenimą. Mes neleidžiame kitiems lipti ant galvos, mes žinome, ko norime, mums nepradeda reguliuoti, kaip turime gyventi. Tik svarbu yra žinoti, ko aš noriu ir eiti ir daryti. Tai va. Tai šiandien turbūt tiek. Kaip ir buvau minėjusi, šitie laivai vyks ketvirtadieniais, tik šiandien buvo tas, nes aną ketvirtadienį turėjau tam tikrų dalykų, iš kurių turėjau užsikapstyti ir buvo visai neresursė jums kalbėti. Tai vyks ketvirtadienis 19 val. Ir ketvirtadienį mes kalbėsime su stiliste
kuri taipogi bus ir kurse, nes būtent šiandien paleidau kursą apie savivertę, ten jau tikrai stipriai ir giliai pradirbinėjama bus su savivertė, su kritika, su ribom ir taip toliau. Ir mes ketvirtadienį kalbėsim būtent kaip išvaizda įtakoja mūsų pasitikėjimą savimi ir savivertę. Tai iki ketvirtadienio 19 valandos lauksiu jūsų tada ir aišku kitus ketvirtadienius, kur mes kalbėsim apie savivertę ir tikrai stengsiuosi per kiekvieną laivą jums duoti kažkokį tai ar pratimą, ar kažkokį tai užduotį, kad jūs galėtumėt jau dabar pradėti dirbti ir nulaužinėti kažkokias tai senas programas, kurios jums trukdo pasitikėti savim ir aišku uždirbti pinigus. Tai gražaus vakaro likusio. Dėkoju, kas dėkoja ir už širdutes ir tada iki kito ketvirtadienio, iki šio ketvirtadienio. Iki.